pasidalinsiu, kokias klaidas dariau aš augindama ridikėlius. Atrodo, tai labai paprasta daržovė, bet ne, jinai turi irgi tokių specifinių dalykų, į kuriuos tikrai reikia atsižvelgti. Tai jisai perauga, kai jam yra per šilta. Tai už tai ir sėjama anksti. Paskui antras dalykas - sėklų pasirinkimas. Tikrai tų sėklų yra va tiek. Bet skaitydama visokias grupės, rinkdama informaciją, radau, kad Kaspar ir Rover yra patys geriausi. Tai aš ir ieškau dabar būtent tų sėklų. Žinoma, auginau ir kitokius, užaugo, bet va šitie yra favoritai. Tai ridikėlius anksčiau sėdavau irgi. Griovelis, paimi, ten paberi ir viskas. Aišku, jie ten išdygsta, auga, visą laiką pasilieki tą dalyką, kad tipo atseit juos išretinsi. Nieko tenai neišretinsi, lauki to ridikėlio ir jo nėra. Tai nesutankinti. Tai dabar ką darau, man idealiausi tarpeliai yra būtent kaip kiaušinio dėklo. Va taip išsispaudi. Yra filmukas ten anksčiau įkeltas, kaip aš tai sėjau šiemet. Ir pasidarai duobutes, įdedi seklutes. Tas atrodo atstumas iš pradžių lyg tai per didelis, bet būtent Kaspar ridikėlis auga taip lapeliai ir ten viskas gaunasi labai gerai. Ir paskui ridikėlius reikia laistyti tik su šaltu vandeniu. Aš būdavo, kol jie ten dygsta, atsineždavau šilto iš krano, liedavau, nepakenkdavo, bet rekomenduojama laistyti tik tai su šaltu. Ir tik tai dabar žemė yra drėgna, paliejau, kai pasėjau ir uždengta, uždengta su agro plėvele ir tikrai ta drėgmė labai greit neišgaruos. Aišku, reikia pasižiūrėti, kas kiek laistų, nežinau, pasižiūriu, matau sausą paliejų. Tai kai jie tik tai išdygs, kai pradeda auginti ropelę, tada jau jiems reikalinga drėgmė. Tai tada laistau gal ir kasdien, aišku, neužpildyti, kad jie plaukėtų, bet, kad ropelė būtų, kaip būna jin tokia aštri, kad šito nesigautų, reikia lieti, neduoti išdžiūti. Ir viskas. Taip, sėti kuo anksčiau. Aišku, yra, kad sėja į lauką ten viską, dabar jie dar lauke tikrai neišdygs, išdygs šiltnamyje. Bet paskui šiltnamyje tikrai, pabandykit, pasisėsit ir jisai tikrai jam bus per karšta. Dabar jau saulė ir tai jau tada gausis, kad reiks vėdinti. Bet kadangi jie dabar yra tik tai bus viena kultūra, tai galima tą šiltnamį ir vėdinti. Tai taip, nemėgsta karščio, laistyti šaltu vandeniu, pasirinkti kokybišką sėklą, sodinti retai. Ir viskas. Ir laukiam derliaus.